Sveiki, mielieji! Pristatome paskutinėje ciklo Lietuvos miestas Panevėžys ar pažįstamas laidą. Jos temą suformulavome skandalingai. Pats seniausias Lietuvos lietuviškas knygynas Panevėžyje. Tiesa, istorikai dėl šio teiginio ginčijasi. Tačiau tai ne kas kita, kaip paskata ieškoti atsakymo. Pamėginkime. Juozo Masiulio knygynas, ko gero, viena iš giliausias ir ilgiausias tradicijas turinčių bei iki šiol jas puoselėjančių kultūros įstaigų. Prieš 8 metus, 2005-aisiais, knygynas pažymėjo 100-asias įkūrimo metines ir sėkmingai skaičiuoja antrojo šimtmečio pradžią, lankytojus kviesdamas įsigyti naujų knygų, o muziejininkus kreipti dėmesį į ne tik miestui, visai šaliai svarbų daugiafunkcijį objektą, kurio paskirtis ne tik komercinė. Juozo Masiulio knygynas iš tikrųjų yra pats pirmasis lietuviškas knygynas Panevėžyje. Prieš jį kuriant šitą knygyną veikė ir kitų knygynų, bet tuo metu buvo draudžiama spauda lietuvių kalba ir jie prekiavo leidiniais, kurie buvo leidžiami kitomis kalbomis. Dažniausiai lenkų kalba, rusų kalba, šiek tiek jidiš ir hebrajų kalba. 1904 metais buvo panaikintas draudimas lietuviškai spaudai ir jau kitais metais, 1905, Juozas Masiulis atidarė pirmąjį lietuvišką knygyną. Pirmoji knygyno vieta yra ne dabartinė, o Stoties gatvėje. Ten jis veikė kurį laiką ir po poros metų persikėlė į miesto tuometinį centrą, į pagrindinę gatvę ir pagrindinę miesto sankryžą. Respublikos gatvė 21 numeris. Tuo metu tai buvo Federavičienės namai. Juozas Masiulis patalpas nuomavosi, bet prieš Pirmą pasaulinį karą visą pastatą nusipirko. Turint omenyje aplinkybių visumą prieš ne tik 100, visą 120 metų, neužtektų pasakyti, kad lietuviškam žodžiui Panevėžyje buvo nejauku, o vėliau ir knygynui kurtis ne pačios palankiausios sąlygos. Ta sumanęs turėjo būti itin nepataisomas idealistas ir patriotiškumo dvasios kupinas žmogus. Juozas Masiulis gimė 1864 metais Šeduvos parapijoje, valstiečių šeimoje, buvo 7, pats mažiausias vaikas šeimoje. Ir jam teko ieškotis pragyvenimo šaltinių jau ne tėvų ūkyje, patraukė jisai į Panevėžio miestą. Tarnavo įvairiose parduotuvėse ir tuo pat metu slapta platino lietuvišką spaudą. Tuo metu netoli Naujamiesčio veikė tokia garsi Garšvių knygnešių draugija, kurioje jis dalyvavo, buvo porą kartų sulaikytas, bet sėkmingai pavyko išsisukti nuo teismų ir nuo Sibiro. Todėl, matyt, taip jau atsitiko, kad tik leidus lietuvišką spaudą jis ir atidarė knygyną. Beje, 2005-aisiais knygynas šimtmečio iškilmės pasitiko didingai. Tuometė knygyno vadovė Apolonija Skaržauskienė jau kelerius metus prieš jubiliejų pradėjo rūpintis, kaip paminėti neeilinę datą. Juolab, kad tai nebuvo tik data. Knygynas su neilgomis pertraukomis iš tiesų veikė visus tuos 100 metų. Matyt, tąsyk į vieną susivienijo visos palankios sąlygos ir šimtmetį knygynas sutiko ne tik panevėžiečiams, Lietuvai pristatydamas muziejininkės Joanos Vigos Čiplytės parašytą knygą Juozas Masiulis, knygnešys ir knygininkas. Nepriklausomybės paskelbėm, mes atvėrėm tuos savo gražius kultūrinius klodus. Ir be abejo, tada man irgi kaip istorikė, Masiulis, kas jis toks? Aš nieko nežinau. Įsivaizduojat, kaip yra. Ir čia ateina Skaržauskienė į muziejų, sako, žinai, 3 metai bus jubiliejus. Ką patartum, kaip muziejininkė, ką daryti? Tai sakau, tiesiog reikia pagalvoti. Nes toks jubiliejus. Nes sako, gal tą daryti, sakau, bent jau lankstinuką išleiskit, kad liktų. Jūs padarysit tą šventę, sukviesit žmonės, paminėsit, o ką paliksit po savim. Nes sako, tu kodėl tu taip sakai? Tai sakau, labai rimtai, bet mes sako, neturim, kas tą padaro. Tai sako, aš gerai pasakysiu muziejininkams, gal kuris ir sutiks. Bet taip išėjo, kad, žinokit, niekas nesutiko to darbo, bet sako, jeigu tu pasiūlai, tai bandyk rašyk knygą.
Žinot, su Apolonija Skaržauskienė, va toks buvo pirmas susitarimas. Ne visai su Karolina, nei su nieko. Nu ir pagalvoju, 3 geri metai, beveik 4, nu bandysiu. Nu ir ką, ir žinokit, po kropelytę per savo atostogas, savo pinigėliais į Vilnių važiuoti, į archyvus žiūrėti, nes taip viskas įdomu. O paskiau jau teko susipažinti su pačia Karolina Masiulytė, be abejo, jinai sako, aš nieko neturiu. Aš pilnai suprantu, todėl kad ji užaugo Paryžiui. Jinai lietuvių kalbos pamiršo, tik dabar pradėjo jinai tada mokytis, ištekėjusi iš lietuvių. Tai kas galėjo jai duoti tų dokumentų, kas galėjo duoti tų visokių žinių apie senelio jo darbą čia Panevėžy. Tai pagalvoju, nu jeigu man skirta, nu kaip išeis taip. Kiek galėsiu, tiek rinksiu. Leidinio Juozas Masiulis, knygnešys ir knygininkas autorė neslėpė. Sunku buvę rinkti medžiagą. Ir todėl, kad Juozo Masiulio knygyno veikla knygotyrininkų menkai tyrinėta, ir dėl esminės abejonės, tai kuriais metais tiksliai įkurtas knygynas. Ar ieškojimai baigėsi atradimų džiaugsmu? O taip, nesikuklina muziejininkė. Žinokit, buvo atradimas ir aš jau praėjo 7 metai, aš galvoju, nu va, yra profesorius Žukas, kuris Šlapelių knygyną tyrinėjo ir rado tokį didelį archyvą, kadangi Šlapelienė Marija tokia jinai buvo, stropinai sukrovė, sutaupė tuos visus dokumentėlius, raštelius. Sakau, apie jeigu profesorių rašyti apie Šlapelių knygyną, o ką man daryti, kad aš nieko neturiu. Na ir žinot, ir buvo toks man užduotis, ar tikrai 1905 metais atidarytas knygynas. Nu pagalvoju, nu, jeigu aš ieškau, nu aš turiu rasti archyvuose, bibliotekoje, Vilniuje, visur. Ir žinokit, ir ateinu į Vilniaus universitetą, sutinku ten kolegės, jau dažnai lankausi rankraščių skyrių. Sako, žinai ką, Joana, tu nubėk į Mažvydo biblioteką, ten yra, nu kažkur, sako, aš užtikau, kad yra Masiulis paminėtas. Oi, sako, kaip gerai, lėkiu. O sako, o kur žiūrėti? Nu tai sako, rankraščių skyrių, senus laikraščius tyrinėk. Na ir žinokit, mano laimė, aš tiesiog nudžiugau. Nedėlninio skaitimai, buvo didelis laikraštis ir didžiulė graži reklama. Vienintelis oficialus dokumentas, kad 1905 metais Masiulis šių metų pabaigoje įdėjo skelbimą, kad atidarytas Panevėžy lietuviškas knygynas. Tai tik tai to dėka jau galima tikrai tvirtinti, kad tai yra tikrai, nes į laikraštį be reikalo niekas nieko nededa. Ir skelbimas, ir reikėjo ir mokėti, susirasti redakciją, įdėti pastangų. Bet tai buvo labai nuostabu ir žinokit, kad sužinojo profesorius Žukas, kadangi čia rašo jis irgi savo žodį, tai sako, jis iš pradžių nepatikėjo, kol nematęs tos reklamos. Sako, ne, tikrai ne. Šlapelių yra 1-6 metais, o čia ne. O kai parodžiau, viskas visiems aišku. Ir tada man taip širdies gera pasidarė, kad aš padariau atradimą tarsi. Bet dėka bibliotekos universiteto rankraščių skyriaus darbuotojai, kurios man davė tą raktą surasti. O kad tą jau suradai, tada jau kažkaip tai atsidarė tos durys. Ir dar kitas buvo labai nustebimas, ką profesorius irgi labai prieštaravo. Nu, žinokit, profesorius kietas. Jisai, nu, negali, kad iš provincijos moterėlė čia muziejininkė kažką tai jį pralenktų. Na, aš juokauju, tegu atleidžia profesorius. Ir suradau irgi netikėtai dokumentą, irgi laikraštį, skelbimą, kadangi prasidėjus Pirmam pasauliniam karui, visi, pavyzdžiui, inteligentai, jeigu skaitėt, va, tikriausiai žinot, jie visi pastraukė į Rusiją. Ir jų tarp ir Masiuliai. Nu, ką jie ten turėjo, su 2 vaikais sitraukė. Ir dabar iškyla ir profesoriui Žukui, kadagi jie grįžo į Lietuvą. Tai jis irgi tvirtina visai kitą datą. Istorikė didžiuojasi ir dar vienu atradimu.
Pasisekė anot jos patikslinti Masiulių šeimos grįžimo iš Smolensko datą, nes iki tol žinota ir skelbta kėlė abejonių. Todėl vertė ieškoti tikslesnio atsakymo ir jį pavyko rasti. Pasirodo, ten Masiuliai gyveno ne iki 1917, bet iki 18. Grįžus prasidėjo naujas gyvenimas. Nepriklausoma Lietuva, knygyno atkūrimas, reklamos pasirūpinimas. Aišku, ir vaikai jau užaugo, ir dukra ten Belgijoje studijas baigė, irgi padėjo juk tą knygyną. Ir nepaprastai daug rūpinosi žiniasklaida. Tiesiog sklaida. Tai, kad būtų reklama, ką jie prekiauja, ką jie daro, tai irgi dėka išlikusių. O tokių kaip, sakau, asmeninių šeimos archyvo, tokio dokumentų, ar gyvenimo kažkokio aprašymo, tokio net neradau archyve. Suprantama, kad karas, kada traukėsi, niekas jau apie tai negalvoja. Žiūri, kad tau gyvybė būtų išgelbėta, kad tu vaikus augintum ir visą kitą. Duomenų apie knygyno veiklą nepriklausomoje Lietuvoje nedaug. Dirbti teko nemažos konkurencijos sąlygomis, nes Panevėžyje veikia net ne keliolika knygynų. Užtat Juozo Masiulio portretas iš atskirų detalių dėliojasi itin patraukliai. Pats Masiulis buvo visuomeniškai labai aktyvus miesto visuomenės narys. Jisai yra ir Švento Juozapo draugijos vienas steigėjų, jisai yra ir Blaivybės draugijos vienas steigėjų, jisai šelpė ir rėmė Švento Stanislovo bažnyčios statybą Panevėžyje. Pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko prašomas, jisai vienas iš Vincento Pauliečio draugijos steigėjo. Šita draugija turėjo savo prieglaudą ir rūpinosi skurstančiais miesto gyventojais. Knygyne dirbo iki 10 žmonių, daugiausia moteris. Pirmame aukšte buvo pats knygynas, taip pat kanceliarinių prekių parduotuvė, galanterijos parduotuvė, o antrajame aukšte gyveno šeimininkų šeima, taipogi ir darbuotojai. Jie visi gyveno kartu, šiaip kolektyvas buvo labai draugiškas ir pasitikintis vieni kitais. Masiulis niekada savo kasos neužrakindavo, o maitindavos irgi visi kartu, šeimininkas duodavo pietus savo darbuotojams. Taurios sielos žmonės. Taip apibūdina knygą apie pirmojo lietuviško knygyno steigėjus išleidusi Joana Viga Čiplytė. Jie ne tik tyliai, savojoje širdyje mylėjo šalia esančius, paprastus žmonės, bet ir gebėjo elgtis taip, kad ta meilė būtų jaučiama, regima, apčiuopiama. Ir dabar klausit, kaip tas žmoniškumas, tų Masiulių, tai, kaip čia pasakyti, atsiskleidė ne per prekybą man, per prekybą reklama, matai, aš vertinu tą žiniasklaidą, tą jų supratimą, galbūt ir dukra daug ką padėjo, vis tiek Belgijoje mokėsi komerciją, sūnus jau studentas Paryžiui. Tai turėjo įtakos ir tų prekių atsivežimą, ir tų žurnalų gavimą. Bet man patiko jų labai atsiskleista visuomeninė veikla. Tai nepaprastai, man tai labai buvo ir būtent iš Paryžiaus atėjusi į Lietuvą Švento Pauliečio labdaringa organizacija, kuri šelpė tos žmonės. Ir Masiulis buvo pirmininko pavaduotas, organizatorius. Va čia kaip tik radau labai gražių tų nuotraukų. Ir pagalvoju, kokios tai sielos buvo taurų žmonės. Nežiūrint tai, kad jis buvo knygnešys, jis rūpinosi lietuvių tą knygos sklaida, tų maldaknygių, tų knygyno lietuviško įsteigimo. Bet ta visuomeninė. Man tai labai svarbu, kad žmogus galėjo derinti. Ir dar būdamas labai uolus katalikas ir rėmė katedrą. Ir dovanojo nemažai daiktų. Ir žodžiu, man tas labai sužavėjo. Aš pagalvoju, tai laiminga Karolina turėjusi, kurių, aišku, jie nematė tuos senelius, kurie jai galbūt perdavė tuos genus, kad ir ji dabar tą daro. Ir kas dar labai man įdomu buvo, todėl, kad knygynas veikia, reikia vis tiek, kad būtų raštingi žmonės.
trupučiuką, žinant, kad Masiulis nebuvo tas senelis Juozas Masiulis labai raštingas. Tai jisai turėjo labai gerus savo patarnautojus, įsivaizduojat, kurie buvo baigę gimnaziją ir visus, kai yra ten sąskaitos, tai jie rūpinosi, tokia vadyba jau buvo, įsivaizduojat. Tai tais laikais ir pagalvoju, Dieve, kaip tai gražu, kada jie taip sugeba. Ir dar kas svarbiausia, dauguma dirbo tų darbuotojų, neturėjo šeimos, jauni. Ir jie gyveno tam pačiam name, antram aukšte. Visa šeimyna vyrė valgyti, jie bendravo, jie visi ėjo kartu į bažnyčią, į maldas, šventas mišias klausyti, į katedrą. Knygyno veikla tęsiasi iki sovietinės okupacijos. Kurį laiką įstaiga dirbo ir vokiečių okupacijos metais. 1940 m. kovo mėnesį Juozas Masiulis mirė, o po poros mėnesių atėjo tarybų valdžia, kuri šitą knygyną nacionalizavo. Juozas Masiulis turėjo 2 vaikus. Oną, dukrą, kuri buvo baigusi mokslus Prancūzijoje, ir sūnų Joną. Po tėvo mirties knygyną paveldėjo sūnus Jonas. 42 metais vokiečiai knygyną grąžino jam. Bet vėl 44 metais visa šeima pasitraukė į užsienį, sūnus Jonas apsigyveno Prancūzijoje, o Masiulienė, Juozo Masiulio žmona, Juzė su savo dukra Ona persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir tik tai, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Masiulio knygynas buvo grąžintas senųjų savininkų palikuonėms. Ir šiuo metu tai yra knygynas, kuris yra pats seniausias Lietuvoje. Aišku, buvo įkurta ir senesnių knygynų, bet jie jau senokai nutraukė savo veiklą, o mūsų Masiulio knygynas veikia ir pardavinėja knygas jau daugiau kaip 100 metų. Kaip žinia, knyga Juozas Masiulis, knygnešys ir knygininkas, išleista Karolinos Masiulytės Paliulienės Juozo Masiulio vaikaitės šeimos lėšomis. Susipažinusios šios 2 moterys padarė neįtikėtinai didelį darbą. Ne, aš Karolinos nepažinau, aš tik tai žinojau, kad tokia yra ir kažkaip pagal aktorė, čia Prancūzaitė, tai žinot, muziejai dar net nesilankė tada, tik tai tiek, kad jau bendraujant su Skaržauskiene, jau žinai tą pavardę, tą matai vizualiai tą moterį, kada pamačiau, tai nuostabi moteris. Bet sakau, dėl tos knygos rinkimo nieko negalėjau padaryti, tiesiog reikėjo man tą pačiai padaryti, tą kruopelytę atostogas skirti, padaryti, o jos dėka už savo pinigus jie finansavo ir išleido. Aišku, reikia ir Žaros leidyklai dėkoti, kuri, kaip čia pasakius, labai greitai padarė tą knygą ir labai gražiai. Profesorius Domas Kaunas sakė, tai yra pavyzdinė knyga, kaip reikia sumaketuoti. Mes ją pristatėm knygų mūgiai. Knygų mūgiai pristatėm, tai atvežė dar šlapę garuojančią viršelį. Taip skubėjo padaryti tą knygą, kad šitoj mūgiai jau buvo užsakyta vieta, paskirta salė ir aš turėjau, tiesiog pirmąsyk, kada šitiek žmonių susirenka ir pristatyti pirmąsyk va šitą knygą. Ir sakyčiau, labai gerai pasisekė. Ir tą knygą pristatėm Vilniaus universitete, pačioj gražiausiai toj salėje, kur yra išdabinta ir visą kitą susirinko profesoriai. Ir aš dabar iš provincijos turiu jom autografus rašyti. Jie klausė, kaip aš čia rašiau, nes jie sako, pirmąsyk tokia knyga. Tai kažkaip, nors ji nedidelė, bet pasirodo. Tai va tokį džiaugsmą duoda. Rašant, sako Joana Viga-Čiplytė, jai kaip istorikiai rūpėjo ir dar vienas aspektas – rasti gyvą liudininką, kad praeitis bylotų amžininkų lūpomis. Stebuklas, sako, yra tokia ponia Leliūnienė, kuriai jinai invalidė, kojos implantatuotos, dabar sėdi vežimėlėje, 80 metų, bet sako, jinai dirbo. Ir Panevėžy gyvena svarbiausia. Tai kaip nebėgsi pas ją,
Jinai jau net taip ir prigirdėjo, šiek tiek klausa sutriks, bet jinai išsaugojo, ten dar ir tokių kryželių, kadangi dar knygynas ir prekiavo tokiam irgi prekiam. Ir jinai prisimena, dar nuotraukų turėjo. Tai man toks lobis, aš kada pasakiau Karolinai, o yra liudytojai, kuri viską žino. Tai įsivaizduojate, iš Paryžiaus atvažiavo žurnalistai, filmuoti tą močiutę. Ir jį dar įsaugojo podelius, tokios gražius, ten, ir viską atidavė Karolinai. Na, aišku, ir neužilgo mirė. Tai aš pagalvoju, pataikiau surasti liudytojai ir jis save čia, kaip ilgam įsiamžino. Joana Viga-Čiplytė sako, negalinti pasverti, kas svarbiau. Ar atrinkti istorinės datas, ar atkurti gyvą to laikmečio atmosferą, istoriją paversti grožinės literatūros kūriniu. Sunkiai užduotis, todėl kad aš negaliu sakyti, kad aš esu pateptoji ar čia išrinktoji rašyti tom knygom. Tiesiog aš niekada nerašiau tų knygų. Niekada nerašiau bet susidarė tokia situacija ir tada galvoju, kaip jūs kelit klausimą, kas man dabar svarbiau yra. Tai tie trys kertiniai akmenys, kurie man kaip istorikai buvo labai svarbus. Ar tikrai 1905 metais? Tai labai svarbu. Ar yra liudytojas koks vienas, na ir pagal profesoriaus Žukio, ar tikrai ten jau grįžo į Lietuvą tada ir tada. Ir be abejo, man svarbus asmuo žmogus. Ta šeima, tie vaikai. Ir tada, kaip čia pasakyti, įterpi nemažai ir prie to žmogaus, to laikmečio faktų. Tu turi parinkti, kasgi tada buvo. Kaipgi gyveno Panevėžy žmonės, kas ten tada vyko, kasgi vyko tada 18 iki 40, nes 40 mirė Masiulis. Jis vienas tai nebuvo knygynas, buvo ir daugiau tų knygynų. O ką jie darė, kokia tai buvo konkurencija. Ir vis tai tada galvoju, kad čia yra toks, kaip čia pasakyti, ir dokumentinė, ir meninė, ir publicistinė. Galbūt toks tiesiog rinkinys tų minčių, kad kiekvienas gali skaitydamas ir kaip profesorius Žukas arba Domas Kaunas sako, tai čia tinka ir istorikams, literatūros tyrinėtojams, tinka tas, kas domisi reklama, vadyba, jiems irgi jie ras kažką gero. Taip, kad pasidaro toksai mozaika, koliažas. Kad sėstum rašyti knygą, tvirtina istorikė, reikia gerbti. Mylėti savo herojų, ne tik suvokti jo veiklos reikšmę, bet ir didžiuotis, trokšti parodyti žmonėms tą idealą, kokio gali būti išdrįsęs mąstyti ir gyventi kitaip, ne tik asmeninių interesų paisantis. Ir jausti ne tik herojų, bet tą aplinką, tą laikmetį. Labai papildomai tu turi dėl savęs surinkti, nes jeigu tu nežinosi tos aplinkos, tai, kaip dabar, kas buvo prieš 100 metų, dabar galvosiu, kaip dabar. Kaip neišeina. Reikia įvesti tą kontekstą. Kaipgi tie žmonės, kaip jie gyveno, kaip jie atrodė. Ir kada keletą nuotraukų davė Karolina, o aš žiūriu, va šitaip. O tai kurgi ta Juzė Masiulienė, nėra nuotraukos, nėra. Kas ji tokia jauna, tokia darbšti ta žmona buvo. Ir galų gale man pateikė vieną nuotrauką, tik vienintelė. Tai ir iš nuotraukų kuria tą atmosferą, tą jų inteligenciją, tie vaikai tokie gražus. Šiandien Juozo Masiulio knygynas – miesto pasididžiavimas. Šviesuoliai jo indėlį į krašto kultūros istoriją įvertino, puoselėje. Tai labai sujaudino tos pirmasis knygos pristatymas Panevėžyje. Ir atėjo Regina Daniūnienė, kanklininkė. Jinai taip susijaudino, žiūrėjo tos knygos išleistą tą knygą, tą patį minėjimą, tą tokį gražų. Ir jinai sėdo ir pakankliavo. Sako, va čia aš kankliuoju ir dainuoju Joanai, kad jinai šitaip gražiai padarė šitą darbą. Tai žinokit, visiems taip buvo tokia netikėtina, kad taip jautriai atsiliepė žmonės į šitą. Tai va, taip, kad gražių momentų būna. Na, o Juozo Masiulio knygyno istorija dar toli gražu nebaigta rašyti. Nuo 1995-ųjų jam vadovauja Karolina Masiulytė Paliulienė ir jos vyras Arūnas Paliulis. Iš Paryžiaus į Lietuvą grįžusi šeima renovavo knygyną, įsteigė dar vieną jo skyrių Lina bei keletą naujų.
Vilniuje ir Kaune. Antrą šimtmetį skaičiuojanti idėja Juozo Masiulio knygynas gyva. Dėkojame žiūrėjusiems ir vilėmės, kad pasiūlę temą Lietuvos miestas Panevėžys ar pažįstamas, kai kam priminėme, kai ką sudominome. Ir dabar jau tikrai neabejingai žmogus praeis pro Jono Žitkaus fotoateljė ar pravažiuodamas stabtels prie raudonplyčių cukraus fabriko mūrų. Arba čia pat ant sankryžos 100-metis knygynas jam vers ir pasakos savąją istoriją. Vadinasi, tikrai daugiau pažįstamas tas Lietuvos miestas Panevėžys. Ir gražus, net skambantis vargonų muzika.